Labas, brangi. Ta, kuri jauti, kad išoriškai esi matoma kaip sėkminga, graži moteris, graži pora, šeima, tačiau viduje taip nesijauti. Nesijauti ir jauti, kad turi dalykų, kuriuos tu nuolat slėpi. Slėpi galbūt net ir nuo savęs, nuo vyro, tuo labiau nuo išorinių žmonių. Atrodo gėda būtų, jeigu pradėtum dalintis, kokia tu būni, kai turit konfliktą su vyru, kokia tu būni, kai negali savęs suvaldyti, kokia tu būni ir nepatinki savo. Tai aš pati turėjau tokių situacijų savo kelionės pradžioje. Tai noriu pasakyti, kad visa tai, dėl ko, ką tu slėpi, ką tu nori paslėpti nuo savęs, nuo kitų, ar tai pyktis, agresijos, dalykai, ar susimažinimas, tokia jautiesi mažutė, nors išorėj tave mato kaip pasitikinčią moterį, o viduje jautiesi, kad prisitaikyti bandai ir išoriškai neparodyti ir taip toliau. Tai visi tie dalykai, kuriuos mes slepiame, jie yra atsakymas į tavo sunkumą, į tavo neiškumą, į tavo spindesio sumažėjimą ar neišnykimą, į tavo neišsipildymą kaip moteris. Kai mes turime paslapčių tokių, dėl kurių mums pačiom yra gėda, mes jaučiame kaltę ar dar kitų visokių jausmų, ir mes nenorim parodyti, mes laikom. Ir kai tu laikai, nuokvoja energiją tam, kad jinai nebūtų pamatyta kitų žmonių, kad išlaikytum savo veidą, savo reputaciją, savo įvaizdį, arba taip, kaip tu nori, kad būtų matoma. Ir tai yra natūrali mūsų žmogiškas toksai noras, kad būtume tokios. Ir galbūt net tau pačiai nepatinka, kai tu būni tokia, kitokia. Tai sekina energija pats laikymas. Tai yra eikvojama energija, reiškia tą, kad tu skirtum savo spindėjimui, savo išsipildymui kaip moteriai, klestėjimui, meilį. Dalis ar malonumo jautimui nueina į šitos paslapties saugojimą, taip, energija. Tada energija po truputį senka. Ir dabar čia šitos mūsų dalys, kurios galbūt nėra pati esmė tavo, bet jos būtinai turi būti pamatytos, integruotos. Mes esam vientisos su visu kuo, su visais negrožiais, su visais grožiais, su visais susimažinimais ir su visais pykčiais, kurie, kai mes nebeturim jėgų, prasiveržia ir pasirodo netinkamu laiku, netinkamui vietai. Tai jie prasiveržia tada, kada nebeturi energijos laikyti. Tai reiškia, kai vyksta gyvenime kažkokios sudėtingos situacijos, dar daugiau kažkokių konfliktų su vyru, kažkokios situacijos darbe ir tavo pačios cikliškumas yra. Tai yra, mes jautriausios tampam artėjant mėnesinių ciklui, mūsų žemiausias energijos lygmuo. Ir dėl to tie, pavyzdžiui, PMS pykčiai, moteris nesako, tai čia praeis ir aš jau būsiu nepikta. Tai jie nėra apie tai, kad jie tik to momento ir neturi prasmės tie pykčiai. Tie visi pykčiai ir ta visa ta negražioji moteris, kurią norisi paslėpti, tą dalinį savo, jas turi vietą, prasmę ir turi nešančią žinutę. Ir ko labiausiai turi, tai energijos atnešti mums. Tai kas nutinka? Tai reiškia, kai esi žemam energijos lygmenyje, tai įvairūs stresai, papildomos situacijos, nutikimai gyvenime, mėnesinių ciklo antra pusė, po ovuliacijos, prieš mėnesinės, galbūt per menopauzę, jeigu eini, tai tas padidintas PMS, svyravimai, kuomet jis ir skirtas, natūraliai užkoduoja moterijam. Tai yra laikas moteriai susigrąžinti save savo. Tai yra, kad ir santykiuose būnant, kad žinočiau, kur yra santykiai, kur esu aš, ribas savo norus, troškimus, tai ką per menopauzę eidanti moteris dažnai būna paauginusi jau vaikus arba užauginusi. Tai yra kitą periodą, taip, kitą etapą savo gyvenime, virsmas vyksta. Tai reiškia, tai tuo metu jame yra labai tokios ugninės energijos ir kurią norisi galbūt suvaldyti. Taip, pokyčių vyksta ir kūne, taip, bet yra šitie dalykai labai svarbus, kurie norisi būti pamatyti.
Savo darbe, kai dirbu keliose lygiuose, iš karto 4. Tai yra emociniam, mentaliniam, tai yra, kad protu žinotum, apie ką suprastum, bet to yra daug dalykų, kuriuos mes kalbam, kaip kalbam su savim, kaip kalbam su vyru. Žinojimo, ne, tai va, yra mentalinis, yra jausmų, jausminis, tai yra jausmam vieta, kaip išreikšti tą pyktį, ne, jau aš tau, kaip išreikšti, kaip rasti vietą, kad jisai būtų ne tas, kuris palieka tave išsekusią, ne, kaip praeina ta audra, susipykusią dar labiau su visais, ta ugnis apdeginusi visus, kurie buvo arti, tačiau davus, o tas pyktis, tai leistų tau suprasti, kur tavo ribos, aiškumo daugiau ir kad po pykčio tu kaip taip tvirčiau stovėtum ant kojų, apginusi save, savo nuomonę, savo ribas pagarbiu būdu. Taip, su pagarba ar meilė savo, su pagarba kitam žmogui. Net jeigu atrodo, ne, kad pyktį išprovokavo. Taip. Toliau yra emocinis, ne mentalinis, emocinis, yra energetinis lygmuo. Tai yra daug dalykų keičiame energetiniam lygmenyje, nes mes kaip moteris esame moteriška energija, kuri ne mes paskui vyrą keliaujame, o mes savo spindėjimu pritraukiame. Ir ar tai vyras tas pats namuose, kuris sėdi, bet nekreipia jau dėmesio į tave, jau kaip savaime suprantama, ne? Arba tie savaime suprantami santykiai, bet tu nesijauti juose laiminga. Viskas gerai, jeigu tau laiminga, tau viskas aišku, viskas gerai, čia ne tau skirta, čia tai jautriai, jausmingai, nori čia būti mylėti ir būti mylima. Ir kad ir kiek metų esate drauge, čia tai moteriai skirta. Ir tu nori, ne, kad ne tu eini ir ten kažką tai jam darai, kažką su juo darai, kažką tam santykiui darai ir kad kad tu būtum mane tame santykiai mylima ir kažką turi daryti. Ne, o kad tu esi dar labiau savimi, dar labiau pasimėgavim ir tu jauti ateinančią meilę tavo žmogaus, su kuriuo tu gyvenai, arba kai esi viena, galbūt po skyrybų ar daugelį metų tiesiog pasirinkai nebūti viena, tiesiog būti spindinčia moterimi. Ir klestinčia tame santykyje, kaip tu turi santykį su savimi, savo kūnu, savo moterišku ritmu, moterišku gyvenimu. Tai per visus šitos lygmenis, mentalinį, emocinį, energetinį ir kūno, nes visa tai reiškiasi per mūsų kūną moterišką, per tai ir lydžiu visuose lygmenyse. Dabar grįžkim prie to pavyzdžio apie pyktį. Tas pasirodantis pyktis, ar kiti dalykai tavo gyvenime, kuriuos tu nori paslėpti, tikrai neša žinutę ir po juos slepiasi daug daugiau dalykų. Tai šiandien labai trumpai glausti 3 dalykai. 1. Po pykčio visada gyvena skausmas, dažnai gyvena. 2. Po pyktis, jeigu jis yra neadekvatus, tai yra situacija nedidukė, o jisai įvyksta didžiulis, reiškia už jo, tai yra tas leidimas savo pykti, ta pati emocija keliaujanti per tave, prie jos prisijungia visa tai, ką kada nors gyvenime nebuvai išreiškusi, kada tau buvo draudžiama pykti, kada tu pati savo neleidai dėl tam tikro aplinkybių. Ko čia pyksi, galima ramiai išspręsti. Aš nekalbu apie tai, kad pyktis yra būtinai, kad mes kitus rėkiam, ne kažką kitiem darom. Apie patį pyktį kaip esmę. Tai va čia tas, ką darome su to pykčiu. Dabar tyrinėjom, kas po juo, ne. Tai skausmas, neišreikštos emocijos, tada prie neišreikštų emocijų, gal neišreikštos nuoskaudos, kai tas pyktis yra santykiuose, ne. Tai neišreikšti kažkokie tai nuoskaudos, ne kažkas, kas skaudino, kažką norėjai pasakyti, bet nepasakėjai, žinai, galvojai, kad pasikeis, bet nepasikeitė ir visa tai pasikeitė ir čia gali būti iš šio santykio, iš praėjusio, iš dar kažkur kitur atkeliavę, tai visa tai prisijungia prie tos galimybės papykti ir prisijungia vietoj to nediduko pykčio, toksai didelis. Ir 3 yra, ar tas pyktis, kuris eina per tave ir galbūt nedidukas, ar jisai visas yra tavo, ar ne tavo, arba kitos emocijos. Labai dažnai, kai mes sąmoningai pradedam keliauti sąmoningumo keliu, mes pradedam sau leisti, pradedam sugrąžinti savo galią,
mes pradedam kai kuriame etape išgyventi kolektyvinį skausmą moterų, kolektyvinį pyktį moterų. Tai tiek ir jisai tada pasirodo, nes tai yra štai galimybė būti išreikštam ir jisai tada reiškiasi ir tada jis irgi gali būti neadekvatus. Vieną iš pavyzdžių noriu pasidalinti, kai turėjau tokį stiprų pyktį ir jeigu apibūdinti, ne kaip tas pyktis atrodo, kaip jis jaučiasi kūne, kaip jisai atrodo, norisi kažką susprogdinti. Ir karo kontekste, žinai, čia nesaliesi visą, va taip karai ir prasideda iš smulkmenos. Ir aš suprantu, kad čia ne mano yra, čia yra kolektyvinis dalykas. Tai man parodoma, kaip kyla dar didesni konfliktai, negu aš tokį turėjau nediduką konfliktą savo namuose. Tai labai daug tokių išdidinimų, tokių perdimų irgi ateina iš kolektyvinių. Taip, ir turėjau vieną moterį, kurią lydėjau po skyrybų. Ir po skyrybų sugrįžo atgal savo spindėjimą, pradėjo gyventi pasitikėdama savimi, mėgaudamis, atsirado naujos galimybės, pritraukė naujus santykius. Ir buvo toks žingsnelis, kur reikėjo dabar patvirtinti, kad taip aš tokia esu, taip aš einu toliau. Ir jai iškilo baimės, jausmai, tuos, kuriuos išgyvena daugelis moterų, kurios patyrė skyrybas. Ir jai reikėjo išbūti, prabūti, praleisti, atskirti, atsijoti ir tada žengti tą žingsnį ir tada, taip, aš esu toje kitoje pusėje, bet dažnai labai prieš tą žengiant paskutinį žingsnį iškyla kažkokie taip pasirodo, tarsi norėtų sustabdyti kokie drakonai ir dar kažkas. Tai va, brangie, tai labai džiaugiuosi, jeigu mano pasidalinimai tave kažkuom įkvėpia, padeda suprasti, kad nesi viena ir įkvėpia, galbūt suteikia žinojimo, papildomo aiškumo, kaip gali sugrįžti. Ir labai to džiaugiuosi, pasidalinki, kaip tave tai įtakoja šis ar kiti mano pasidalinimai, kaip tu juos girdi, klausai, kaip tau veikia tavo santykius. Ir tačiau, jeigu esi ta moteris, kuri bandėjai, darei ir vėl nepavyksta ir tu nori pagaliau spindėti, nori pagaliau jausti save, suprasti save, mėgauti santykius su savimi, savo kūnu, moteriškumu, savo natūraliu seksualumu, santykiai su vyru, nori perkeisti. Bet supranti lygiai taip pat, kad dėl to tu neturi tapti kažkokią kitokią, tačiau labiau pažinti save ir pasinaudoti tuo, kas tu esi, dar iki to nepriejai ir jauti, kad jau tiek išbandėjai, tiek visko darai ir gana, ir rezonuoja tai, ką aš tau kalbu, ar tiesiog jauti tą trauką, kad būtent tu, Aistė, esi, labai dažnai girdžiu iš klienčių, kodėl jas pasirinko ateiti pas mane. Tai vienas pirmas momentas, žinoma, kad jau jos neturi kur dėtis ir kelis kartus atidėjo apsilankymą, įkreipimas į mane. Antras, dėl ko pritraukiu jas, dėl to, kad, sako, rezonuoja tai, kad tu esi šeimos moteris, tai, kad tu esi santuokoje ilgai ir perėjai įvairius raidos etapus santykių. Tai, kad jūs auginat 3 vaikus ir tu kaip mama patiri irgi įvairiausių situacijų, kur labai santykis skirtingas, tikriausiai žinai, jeigu turi vaikų, kaip yra, kai dviese esame vaikų ir kiekviename etape. Tai jos tuo ir kad tu esi dvasiniu keliu keliaujantis, sujungi su energetiniais dalykais taip pat. Ir labai aiškiai, praktiškai ir konkrečiai paaiškini, kaip galim pereiti konkrečiai savo gyvenimuose. Nes dažnai ateina jau žinodamus, kad taip aš turėčiau pyktį ten transformuoti. O kaip tą padaryti ir neaišku. Taip aš ten turėčiau subalansuoti santykių su vyru. O kaip tą padaryti ir kaip suprasti, kurioje čia vietoje ir kaip tai praktiškai padaryti. Taip aš turiu komunikuoti su vyru, kad jisai mane išgirstų, kad būčiau išgirsta, kad šita dalis ir nuo manęs priklauso, ne tik iš jo pusės. Tai, žinau, bet kai aš pradedu kalbėtis, nes nebeklauso. Ir kaip tą padaryti, ir tuos visus dalykus, kaip žingsnelis po žingsnelio, dėl to sako labai paprasta, aišku, konkretu,
nors yra pakankamai gilu. Na ir kaip Rimos paskutiniam atsiliepime buvo, kad tie energetiniai maži atrodo dalykai daro tokius didelius pokyčius jų pačių gyvenimuose ir žmonių, su kuriais jos gyvena. Tai brangiai, jeigu jauti, tai nebetidėliok. 28 diena yra paskutinė, prisijungti į grupinės mentorystės programą, nežinau, kada bus kita grupė. Ir jeigu jauti, tai tikrai kviečiu, parašyki man arba užpildyki paraišką, nuorodą pateikiu žemiau ir susisieksiu su tavimi. Taip, pasitikėki savimi ir iki.